policija? Ne, man reikia nudžiut po tave už. Žmonės eina statyti palapinę. Palapinę statyti, čia galima, aišku, dar karšta. Va. Nu susipažinkim. Simukai. Oi. Oi, koks didelis jau. Nu. Ir mamytė kokia gražina. Va, žiūrėk, dar vienas operatorius kipsas. Va. Sesi, einam namą produciją. Tai paskui ne nuotraukas, galit vaikti. Ar solidžiai vartys? O, vėjas, apvirtų tave. Ho. Padėdam. Einam į namą. Va. Nu, pažiūrim, dar čia turim kolektyvo susirinkusio. Kas ant tiltelio dedasi. Šitą mamytę man vis tiek prieš mirtį ištiesėjo savo pažadą, aš tik jos neperskaičiau ir neužsėmiau dar, bet jinai va tokius du didelius tos formatų lapus smulkiai prirašus, ką jinai prisimena, ką žino, taip. O tai labai Tai gerai, tai šitą bet reikia. žinokit, aš skambinau kažkada, kai archyvus, užtat sakau, jūs vienintelis likęs, kuris žinot apie Masteikų giminę daugiausia, parašykit. Ir reiškia, giminė, kurie yra kažko tai artimas su šituo ir kur eina. Dabar, kadangi yra mamytė su Masteikais, reiškia ir mūsų giminė, kas užsijims, vat reikia dabar susirinkti. Bet jūs surašykit arba pasisodinkit Ramūną ar Rūtenį ir supasakokit viską, kad įrašyt, ką jūs žinot. Nežinokit, čia yra aukso vertės duomenys. Šitą būtina reikia. Aukso vertės, tai arba jūs surašykit, arba reikia Ramūnai, kad įrašyt. Sėsim, va aš atsivežiau savo lapus šito... Bet tu jau, tėtė, tu iškalbėk, jeigu iškalbinsiu, bet pradėsim rašyti. Nu, aš jau nesurašysiu, tik tai tiek, kad galim prie diskelio atsisėsti ir pasikalbėti. Arba pasikalbėti, kad jūs supasakotumėt. Ir su vienu, ir su kitu, jeigu žinot, ir klausimas yra, kuri mes nežinom, pavyzdžiui, ko klausti, vat jūs minite Simoną Masteiką, ar ne? Žinot, pasakė per vieną ausį idėjų, per kitą išėjo. Bet čia šitą reikia, vat, kad arba įrašyti, pasakot, nes kad... Taip, bet jūs į archyvus sumetus pinigėlių, jie padarytų viską, bet reikia duoti tiksliai, ką mes žinom. Ką įmanoma? Pavyzdžiui, ant kalnų tenais vat yra jųjų šitą močiutė Musteikienė palaidota irgi pažemėjų prie kapo, prie įėjimo. Tai yra mūsų genties, yra... Nu, čia jau kaip kelinta karta tada. Maždaug kokia 9 karta. 9 kartos. Nu, tai dėdė, jūs įvykdykit šitą dalyką. Pradžia mūsų pavardės yra Musteikai. Musteikių kaimas ir yra Žemaitė, tenais, Musteikių kaimas. Po to persikėlė į Veliuoną. Veliuonoje yra Klangių kaime irgi mūsų giminiai turi keletą kartų. Po to persikėlė į Gelgaudiškį ir iš Gelgaudiškio Antanas Masteika buvo Tėtukų tėvas. Ir jie persikėlė į Klangių kaimą iš tenais ir Tėtuk, kadangi Klangių pievos buvo Veliuonos Masteikų lankos, kurias šieną pjaudavo ir veždavo ir čionais gyvulius ganydavo ir visa kita, nes kol Nemuno vaga dar nebuvo čionais, pagal šitą kalną, čionais susidarė lankos tokios, jos nebuvo apgyvendintos, o josios tik tai buvo naudojamos šienavimui. Tai mūsų Klangių kaimas yra nuo Veliuonos Klangių kaimo. Ir čionais jų pievos buvo lankos. Bet dėdė, man jūs pasakysit, per vieną ausį jais, per kitą išeis dabar.
Nu. Jūs surašykit, jūs įdomitės filosofiją, jūs skaitot knygas, susisteminkit. Vat jūs pasisteminkit tą informaciją. Ką žinot? Va tas yra tokia pavardė, tas yra tokia. Žinot, kur kas va sulaidotas. Žinot, kad ana su šita pusė tiesiogiai susijęs. Daug ko nežinau, bet daug ko Nesvarbu, reikia padėkit klaustuką. Diskutuoti reikia su visais. Padėkit klaustuką. Gerai, vat Ramūnas surinks, persiūs va tą informaciją. Kitam susijimui kils klausimų. Sėdam jūs žinokit, žinantis dabar daugiausia. Dėdė Joną nelabai prikalbins, jisai nelabai prisakys. Dėdė Romas jauniausias, jisai nelabai ką žino daugiau. Tai va čia, jūs esate, žinokit, pats pagrindinis dabar šaltinis. Tikrai, tikrai. Tikrai. Nu tai, bet jau